Vamsdiecas, vamsdiecas, vamsdiecas. Apie jį žino jau tikrai ne viena žygeivių karta, VAU ŽK karta ir iš principo VAU žmonės ir visi, kas yra kažkiek aktyvūs žygių bendruomeniai. Ir po poros metų nesėkmingų kalendoriaus derinimų pagaliau pavyko ir man aplankyti šitą legendinį Vilniaus universiteto žygeivių klubo renginį, kuris kiekvienais metais kviečia visus į žygį su baidarėmis. Ir žodis žygį čia yra labai tiesioginis, nes baidarę reikia tempti, nešti ir visaip kaip išvesti pasivaikščioti po laukus ir pievas, tame tarpe kartais ir praplaukiant. Šitas vamsdiecas buvo 2 naktų renginys. Prasidėjo penktadienio naktį ir baigėsi sekmadienio rytą. Turėjom 2 naktis žygių su baidarė ir 1 gerą pusdienį poilsio tame tarpe. Aišku, tas poilsio laikas labai priklauso nuo to, kada finišuoji. Dėl to ir visi stengiamės finišuoti kuo anksčiau, kad galėtume turėti kuo ilgesnį laiką pamiegojimui iki kitos nakties starto. Trasa sukurta 8 formos. Sumoje gavosi kiek daugiau nei 56 km. Žygį pradėjo 25 baidarės, į antrą etapą išplaukė 19, o pilnai trasą priplaukė netiek ir daug, man atrodo kokie 6 ekipažai, gal net šiek tiek daugiau. Tie, kas į Vamsdiecą važiavo ne pirmą kartą, aišku, atvažiavo gerokai pasiruošę. Buvo kas ir kolonėlių muzikos prisivežė, visokių fejerverkų, lempučių ir visokių pakinktų baidariai tempti. Gerai, kad gavau patarimą ir pats prieš važiuojant čionais, kad irgi atsivežčiau virvę, atsivežčiau tokią automobilių tempimo juostą, kad būtų galima patogiai vilkti baidarę visus tuos kilometrus. Ir visa tai šiaip labai pravertė, nes tempimo iš tikro buvo tikrai nemažai. Pirma naktis man buvo kiek neaiški. Nebuvo aišku, ko tikėtis, kaip vyks pats žygis, ant kiek sudėtinga trasa ir nors viskas prasidėjo smagia nuotaika ant kranto bei buriuojantis vandenį, greitai pasiekėm pirmus tempimo ruožus, kuomet visi drauge ieškojom kelio per brūzgynus, dilgelynus, tai mano pasirinkimas būti su šortais šitą pirmą naktį iš tikro nebuvo pats geriausias sprendimas. Toliau rinse and repeat. Plaukiam ežeru, lendam į brūzgynus ir ieškom maršrute nurodytų vandens kelių. Plaukiam vėl ilgai ežeru, kovojam toliau su dilgelėm ir vėl iš naujo ieškom, kur čia įmerkti tą baidarę. Net jeigu ir tas ežeriukas, kuris yra pažymėtas, jisai yra ten kokio 100 metrų skersmens. Tai Povilas, kuris darė šitą maršrutą, tikrai atrodo pasistengė, kad mes aplankytume visus vandens telkinius, kurie buvo toje teritorijoje ir visaip kaip priraizgė tų naktų maršrutus. Paryčiais pasiekėm ilgesnio poilsio tašką. Jame dalis žmonių jau snaudė, valgė arba tiesiog, iš principo dalinosi įspūdžiais ir kėlė vieni kitiems nuotaiką. Mūsų ekipažas mes per daug neužsibuvom, užkandom ir varėm į priekį, nes pagal grafiką jau gerokai vėlavom atvykti į finišą. Ir jautėm, kaip jau pradeda kikinti nuovargis. Pirmos nakties bridimai nebuvo baisūs, jie nebuvo painūs. Labiausiai reikėjo iš tikro vėliau jau kovoti su tokiu monotonišku plaukimu, kaip po visos nakties esi nuvargęs ir tiesiog ilgai ežerų plauki paprastai. Ir dėl to pradėjo tiesiog labai stipriai imti miegas. Lygiai taip pat pradėjo pulti ir uodai krante. Vėlgi, šortai nebuvo pats geriausias pasirinkimas ir tiesiog turėjau progą prisiminti, kodėl man taip patinka stovyklauti žiemą. Ir atvykom galiausiai į stovyklą, pradėjom statytis palapinės, kabintis hamakus ir visi sulindom miegot. Tiesa, vidury poilsio mus pasiekė stiprus lietus, tai dalis tie, kurie miegojo hamakuose, gavo budintis ir tiesti tentus, nes labai mažai kas buvo pasidarę stogus. Ir tiesiog, kad nesušlaptų, reikėjo greitai viską taisyti, arba dalis tiesiog ėjo ir perėjo į automobilius ilsėtis. Antroji naktis prasidėjo kiek kitokią nuotaiką. Jau buvo iš principo aišku, kaip atrodo pats plaukimas, ko tikėtis trasose. Kadangi savo ekipažo kolegės iki tol nepažinojau, tai po pirmo etapo jau buvo irgi aišku, kaip mums plaukėsi, kas ten ką daro, kai kokią kliūtį sutinkam, kaip tempiam tą baidarę ir iš principo kokiu tempu mes šiandien ruošiamės visą šitai įveikti. Dėl to tokio didesnio aiškumo po pirmos nakties, po pirmo etapo, po visos tos praktikos, antras startas buvo iš principo daug ramesnis ir į tą naktį varėm daug užtikrinčiau. Toliau, kaip ir nieko naujo. Vėl tempimas, plaukimas, laukai, pievos, ežeriukai, viskas taip pat kaip ir pirmą naktį, išskyrus vieną super painę vietą. Žiauriai užžėlusi upelį, į kurį baidarė ne visada tilpdavo netgi savo pločio, o ką jau kalbėti visokius ten vingius, kai reikėdavo išsirangyti su jos ilgiu. Tai iš tikro labai daug kapanojame su irklais per meldus, nes nebuvo net kur irklo nei smeigti, nes didžiulis dumblas, nei kažkur normaliai vandenį irkluoti. Tai realiai tiesiog įrėmės
imdami meldus, čiut ne rankom irgi vietomis tenais į tuos meldus remdamėsi ir šiaip ne taip kapanojamės. Ir jeigu nebūtume žinoję, kad jau yra visą šitą užžėlusį upelį perplaukusių žmonių, tai jaučiu būtume iš tikrųjų apsisukę ties kažkuria meldų sieną, nes labai daug nusukimų buvo pilnai užžėlę ir net neatrodė, kad tenais yra įmanoma praplaukti. Tame ruože prisivijom maršruto maestro Povilą, tai 2 ekipažais, jeigu nelengviau, tai bent jau smagiau buvo įveikinėti šitą kančią. Ir tiesiog vieni kitiem palaikėm nuotaiką, žiūrėjom, kiek čia nuplaukėm ir tiesiog drąsinom, kad galiausiai mes kažkaip iš ten išplauksim. Galiausiai po dar vieno ilgo prasiplaukimo ežerų paskutiniu išbandymu tapo dar vienas upelis. Jisai šiaip buvo tikrai gražus ir fainas, visas toks privirtusių gražių medžių apsamanojusių turėjo, bet tuo pačiu buvo labai daug seklių vietų ir prikritusių akmenų, vėlgi tų pačių medžių. Ir turbūt greičiau būtume jį įveikę, jeigu visą laiką būtume tiesiog ėję vandeniu ir tempę baidarę iš paskos, negu bandę tenais irtis, plaukti ir kažkaip irkluoti. Galiausiai mes būtent tai ir padarėm. Išties tai sėdom ant baidarės galų ir tiesiog nebelipom į vidų, nes tiesiog kas keliasdešimt metrų reikdavo iš jos išlipti, stumti, kelti, eiti. Tai mes tiesiog sėdom ant baidarės galų ir įrėmės su kojomis per tą visą upeliuką. Ko daugiau reikia, žygis pavyko. Ir man atrodo, kad kitąmet važiuosiu vėl. Na, o jeigu ir tu nori prisijungti prie šitos bendruomenės ir nori dalyvauti tokiuose įdomesniuose, nestandartiniuose ir nekomerciniuose žygiuose, tai junkis prie Vilniaus universiteto žygeivių klubo. Sek naujienas ir susimatykim gamtoje.